JAV istorijoje tik tai keletas nusikaltėlių turėjo sunkiausią kriminalinį įrašą – visuomenės priešas numeris 1. Vienas iš šių kriminalinio pasaulio veikėjų buvo Alvinas Karpis, pravardė Krypi. Taip, išgirdo teisingai. Šis lietuvių kilmės gangsteris privertė pražilti ne vieną teisėsaugos pareigūną. Karpis buvo lietuvių Jonų ir Onos Karpavičių sūnus. Pora išvyko iš Lietuvos į Jungtinę karalystę, iš čia patraukė į Kanadą, kur Monrealyje 1907 gimė jųdviejų sūnus Albinas. Tada iš Kanados jie išvyko į galutinį kelionės tikslą JAV. Šeima apsistojo Kanzaso valstijoje. Albinas ėjo į amerikietišką mokyklą. Pasakojama, jog pradinių klasių mokytojas, negalėdamas ištarti jo lietuviško vardo ir pavardės, berniuką pervadino Alvinu Karpiu. Ir tai prigijo visam gyvenimui. Karpio tėvus aplinkiniai apibūdino kaip sunkiai dirbančius, dorus ir sąžiningus imigrantus. Tačiau, kol jo tėvai būdo darbe, berniuką auklėjo gatvėje. Nemanau, kad nusikaltėliais gimstama, bet buvau dar nesenai išaugęs iš trumpų kelnyčių, kai jau žinojau, kad mano karjera bus kriminalinė, pasakojo Karpis. Berniukas su draugais arba vienas plėšdavo miesto parduotuvės. Iš pradžių vagystės būdavo smulkios, o vėliau didėjant norams ir laimikis augo. Jei parduotuvės lange pamatydavo, ką nors ko užsimanydavo, ilgai nedvejodavo. Mesdavo plytą ar pakelės surastą akmenį langą, įsiropštęs pasiimdavo, ko jam tik reikia, o tada nešdavo kudašių. Dažniausiai žala būdavo didesnė nei laimikis. Pavogdavo ką nors kelių dolerių vertės, o naują langą įstatyti kainuodavo apie 50. Pirmą rimtą nusikaltimą jis įvykdė būdamas 10, iš vienos parduotuvės pavogė pistoletą. Tuo metu jis lakstydavo gatvėmis su lošėjais, alkoholio padirbinėtojais ir savadautojais. Būdamas 17 už dalyvavimą apiplėšime jis buvo nuteistas kalėti 10 metų. Alvinas buvo išsiųstas į nepilnamečių koloniją Hutchinstone, bet netrukus su kitu nuteistuoju Lawrence'u Devoliu pabėgo. Jaunuoliai slapstėsi ir toliau plėšikavo, o kai Karpio bendražygis sučiupo teisėsaugoje, jis kurį laiką glaudėsi pas tėvus, kurie tada gyveno Čikagoje, garsėjusioje kaip Amerikos nusikaltėlių irštva. Vis dėlto pas tėvus sūnus neužsibuvo. Policija iš pataisos namų pabėgusi lietuvį gaudė metus, o pričiupo Misūrio valstijoje, Kanzaso mieste, bevagiant automobilį. Vaikinas netrukus buvo grąžintas į nepilnamečių koloniją, o vėliau perkeltas į Kanzaso valstijos pataisos namus Lansinge. Ten ir užsimezgė tolesnį jo likimo nulėmusi bičiulystė su banko apiplėšimą įvykdžiusiu Fredu Barkeriu. Fredas buvo vienas iš 4 brolių gangsterių gaujos, kurią žiniasklaida vadino kruvinaisiais Barkeriais. Broliai užaugo šeimoje, kur nuolatos teko kovoti dėl kiekvieno kąsnio. Nuo ankstyvos jaunystės jie plėšė bankus, praliedami kraują. Bet broliai Barkeriai didžiausius nusikaltimus įvykdė tik susidėję su Alvinu Karpiu. Didžiosios depresijos metais policijos pareigūnams ir FTB buvo pats darbymetis. Siautėjo bankus plėšiančių, žmonės grobiančių ir žudančių gangsterių gaujos. Sėdėdami kalėjime Alvinas su Fredu mąstė, ką veiks išėję į laisvę. Laikas už grotų neįkrėtė jiems sąžiningumo. Karpis ir Barkeris žinojo, kad išėję į laisvę jie nebus dar vieni sunkmečio bradegos. Jie suburs pačią žymiausią 10-mečio gaują. 1931-aisiais, kai jau Karpis išėjo iš pataisos namų, vyrai savo svajonę ėmė pildyti. Grupuotei vadovavo lietuvis. Nes, kaip visuomet pabrėždavo Barkeris, jis buvo stulbinamai protingas ir turėjo puikią fotografinę atmintį. Karpio ir Barkerio gaują sudarė 3 vyrų branduolys – Alvinas, Fredas ir pastarojo brolis Artūras, dažniau vadintas daktarėliu. Per visą gaujos gyvavimo laiką jų talkininkai vis keisdavosi, o narių skaičius siekė iki 25 asmenų. Tuo metu jau sklandė legendos, kad žiauriai gaujai geležinių kumščių vadovauja moteris. Barkerių motina Kate, vadinama motušė Barker. Taip, ji žinojo, kad mes nusikaltėliai, bet pati prie mūsų darbų niekada neprisidėjo. Niekada prie jos neskaičiuodome ir laimikio.
Kai reikėdavo aptarti nusikaltimo planus, išsiųsdavome ją į kiną. Niekas apie Motušę Barker tiek daug nekalbėjo iki tol, kol ji nebuvo nužudyta, o bėgant metams jie pamažu ją pavertė pabaisą. Motušę Barker savo antrąją motiną laikęs Alvinas tikino, jog mitas apie moterį buvo sukurtas tik tam, kad būtų galima paaiškinti amerikiečiams, kodėl FTB agentai suvarpė 62 metų beginklės moters kūną kulkomis. Tai įvyko 1935-aisiais. Gauja po bankininko Edvardo Bremerio pagrobimo mėgino sumėtyti pėdas ir išsiskirstė. Motušė, Fredas ir Alvinas slėpėsi kartu. FTB agentai perėmė laiškus, kuriuos Motušė Barker siuntė kitur besislapščiusiam sūnui ir atsekė nusikaltėlių buvimo vietą. Kai gangsterių slėptuvė buvo užpulta, per susišaudymą Alvinas Karpis išnešė sveiką kailį. Motušė Barker ir Fredas buvo nukauti. Operaciją koordinavęs FTB vadovas Hooveris netrukus gavo laišką iš Alvino Karpio. Nužudysiu tave taip, kaip tu nužudėjai Motušę ir Fredą. Taip jis tapo asmeniniu FTB vadovo Hooverio taikiniu, kuris pasakė, sugausiu Alviną Karpį ir pats jam uždėsiu antrankius. Po mėnesio Naujajame Orleane automobilėje sėdintis Karpis buvo apsuptas FTB agentų, vadinamojo skraidančio būrio, kuris susidorojo su kitais visuomenės priešais. Tačiau sulaikymo versijos labai skiriasi. Oficialioje FTB ataskaitoje rašoma, kad 10 agentų apsupo Karpį, o Hooveris jam pranešė, kad jis sulaikytas. Pats FTB vadas dar yra pasakojęs, kaip nedvejodamas griebė gangsterio ginklą nuo galinės sėdynės, kol tas nespėjo atsitokėti iš nuostabos. Bet iš tiesų tame Plymouth markės automobilyje net nebuvo galinės sėdynės. Dar įdomiau tai, kad Hooveris pasakojo, kaip uždėjo lietuvių antrankius, bet nei vienas FTB agentas jų net neatsivežė, nes planavo Karpį tiesiog nužudyti, kaip tai padarė su kitais visuomenės priešais, o jam rankos buvo surištos vieno agento kaklaraiščiu. Po sulaikymo Alviną Karpį nutarta siųsti į ką tik atidarytą griežčiausią JAV kalėjimą Alkatrasą. Alkatrase Karpis iš visų ten buvusių kalinių sėdėjo ilgiausiai. Atvyko praėjus keliem mėnesiams po jo atidarimo, o jį paliko prieš pat uždarimą po 25 metų. Dėl per didelių išlaidų ir prastėjančios pastato būklės uždarius Alkatrasą, Karpis buvo perkeltas į kalėjimą Maknilio saloje. Karpis atliko beveik 33 metus jam skirtos bausmės ir buvo paleistas iš kalėjimo 1968 metų gruodžio mėnesį. Po 10 metų praleistų laisvėje Karpis mirė Ispanijoje, perdozavęs migdomųjų. Nors pareigūnai įtarė, kad tai buvo savižudybė, Alviną pažinojo purtę galvą, jis niekada nepasiduodavo. Pradėjau nuo to, kad buvau tiesiog kažkieno kojos, dirbau su teneriams bei špekuliantam, nešiau alkoholį ir vietoj namų darbų darimo parsivildavau namo kartais vidurnaktį ar net 1-2 nakties su $1.5 ar $2 kišeniai, bet turėdavau tikrai daugiau, kitus paslėpdavau, jauteis rimtas vyrukas, tai aišku jaučiaus, kur 10-metis nesijaustų, nagi, turėjau daugiau pinigų nei bet kuris rajono vaikis, tai tu buvai kietas? Ne, tai kad ne kietas, bet už save visada pastovėdavau. Bet atėjo laikas, kai nusprendė plėšti bankus, tu lyg sakėjai, didžiausios žymybės tais laikais buvo bankų plėšikai, norėjai būti žymus, gal labiau įsilaužėliai. Na, jaučiau tam potraukį, žavėjausi, pažiūrėjus iš kitos pusės, kad tapti žymių ypač tokioje sferoje. Nes būti žymybė reiškia, tai visur atpažinsi, tai negerai tokiam reikale. Tada tikrai laukite suskelis kalėjimą. Tu buvai žiaurus vyrukas, ar tik tada, kada reikėjo toks buvai? Na taip, apie mane taip kalbėjo, taip, buvau toks. Sakau taip, nes aš nesistengiu išsisukti nuo jūsų klausimų.
Vieną kartą esate sakęs, kad tau patiko šiek tiek jaudulio ir banko plėšimas gali to suteikti. Ar galėjo būti, kad jie plėšti bankus vien dėl to adrenalino? Na, bet mes žinom, kad mums nesiseks amžinai. Gruodį 1932 plėšėm banką Minneapolį. Žinom, kad kažkuris darbuotojas paspaus tą mygtuką. Kalbu apie signalizaciją. Vienas mūsų vyrukų buvo lauke su automatu. Jis stovėjo prie pašto dėžutės, toks keistas pastatas, tartum trikampio formos. Kai atlėkė policijos mašina, dar vienas mūsų vyrukas prisijungė, ginkluotas automatu išlipo iš mūsų automobilio padėti. Kai pasirodė policijos automobilis, lauke buvo koks minus 18 ar 20 ir negalėjai matyti, kiek ten pareigūnų atvyko. Taigi mūsiškiai tiesiog pradėjo šaudyti. Girdėjom, kad atvyksta dar policija. Sirenos girdėjosi iš toli. Taigi, pareigūnai buvo mašinai, nespėjo šauti nei šūvio. Mes nežinom, kiek ten buvo 2, 3, 4 ar 5. Vienas iš mūsų vyrukų taip pat išbėgo padėti. Ir per savo tą skubėjimą Jis tiesiog paslydo gatvėje ant ledo ir krito. Krisdamas nuspaudė gaiduką ir peršojo mūsų mašinos galinę padangą. Turėjom didelį Lincolno sedaną. Kai mes išėjom iš banko, visas susišaudymas jau buvo pasibaigęs. Ar būna, kad tiesiog naktį guliu lovą ir pagalvoju, kiek aš žmonių nužudžiau? Na, kartais paskaičiuoju, kiek aš jų užverčiau, bet tau tikrai nesakysiu. Gerai? Koks dabar jau skirtumas? Per plėšimus tikrai esu keletą nužudęs. Kai galiausiai jie mane sulaikė, mane kaltino padarius 14 nužudimų. Policijos pareigūnų. Girdžiu visą tai ir man tiesiog žiauru, ganėtinai žiaurūs dalykai, kurių senai nesu girdėjęs. Na, juk tu klausi, aš tau tiesiog atsakau. Ar tai nesukrečia tas? Na, kai aš tiesiog mąstau, kad aš tiesiog tuo metu galbūt turėjau šiek tiek psichikos nukreipimų būtent tuo metu. Bet kiek dėl nužudimų ir kitų dalykų, kad pridariau blogų dalykų ir viso kito, neturiu nemenkiausių tokių minčių. Ir net pats nežinau, kodėl taip yra. Galbūt turėčiau apie tai mąstyti, nes dauguma žmonių mano, kad turėčiau. Bet tikriausiai aš kitaip sutvertas. Ar tau iš vis svarbu, ką aš apie tai galvoju? Turbūt nelabai, aš juk tiesiog duodu tau interviu, tiesiog velniop, ką tu galvoji.